Labas, kaip tu laikaisi? Šiandienos vaizdo įraše parodysiu tau 3 saugius pratimus, kurie sustiprins bet kurio žmogaus kelį. Jei manęs nepažįsti, labai malonu, aš esu dr. Aleksandras Mota, esu kineziterapeutas, osteopatas ir labai smagu tave čia matyti. Pažiūrėk į šį klausimą. Dr. Aleksandrai Mota, nepraleidžiu ne vieno jūsų vaizdo įrašo ir visada visus dalinuosi. Esu padėjęs daugeliu žmonių. Norėčiau pratimų, kurie sustiprintų kelius ir kojas. 3 kartus sirgau COVID. Oho, ir man atrodo, kad mano kojos liko silpnos. Aš jau esu sukūręs vaizdo įrašą apie tai, kaip sumažinti sunkumą ir tirpimą kojose po COVID. Palieku jį čia kortelėje, kad galėtum pažiūrėti, kai baigsi šį vaizdo įrašą. Prieš pradėdamas pratimą, turi suprasti, kad tavo kelyje nuolat vyksta tarsi virvės traukimas. Ar prisimeni tą žaidimą, kurį žaidėjai vaikystėje? Kur 2 komandos traukia virvę, kad pažiūrėtų, kuris stipresnė. Ir būna akimirkų, kai visi taip stipriai traukia, kad virvė nė nepajuda. Visi tempia iš visų jėgų, bet virvė vis tiek lieka vietoje, pusiausvyroje. Tai štai, tokioje situacijoje yra tavo kelias. Atkreip dėmesį čia, žiūrėk. Čia turiu kelią, į kurį žiūri iš šono. Šis kaulas viršuje yra šlaunikaulis, šlaunies kaulas. Šis kaulas apačioje yra blauzdikaulis, blauzdos kaulas. O čia šis trikampis, mažas trikampėlis, yra girnelė, kelio girnelė. Ir jei pažiūrėsime, leiskite man paimti savo raudoną žymeklį. Jei pažiūrėsime, čia priekyje turime šlaunies raumenis, keturgalvį raumenį, kuris iš tikrųjų yra 4 raumenys, ar ne? Jie traukia čia, priekinėje kelio dalyje. Ir turime keletą raumenų, kurie eina už kelio. Kitaip tariant, kelį supa raumenys. Turime raumenis esančius užpakalinėje šlaunies dalyje, kurie eina čia per užpakalinę pusę. Taip pat turime ir blauzdos raumenis. Daugelis žmonių to nežino, bet blauzdos raumenys, dvyniai gastroknemijai, prasideda nuo pėdos, sudaro blauzdą ir tęsiasi iki kelio. Taigi pažiūrėkite, koks yra jėgos skirtumas tarp priekinių ir užpakalinių raumenų. Ir šito rezultatas, kai jų netreniruojate, yra tas, kad jūsų kelio sąnaryje atsiranda disbalansas. Tie dideli užpakaliniai raumenys pradeda kaupti įtampą, o priekiniai raumenys silpnėja. Ir tada tas virvės traukimas, tas jėgų balansas pradeda nykti. Jūsų kelyje atsiranda disbalansas, tada pradeda dėvėtis, atsiranda daugybė problemų, sausgyslių uždegimai, kurių neturėtų būti. Taigi, kad sustiprintumėte savo kelį, jums reikia 2 dalykų. Leiskite man paimti žalią spalvą, su ja jums bus lengviau matyti. Jums reikia 2 dalykų, kad sustiprintumėte savo kelį. Pirmiausia, žinoma, ypač priekinės kelio dalies raumenyse, jums reikia pagerinti šių raumenų jėgą ir kontrolę. O galiniai raumenys turi išmokti atsipalaiduoti, jiems reikia daugiau lankstumo. Taigi, taip sakant, reikia tempimo pratimų. Taigi, nėra stipraus kelio be priekinių raumenų jėgos ir kontrolės, bei galinių raumenų atsipalaidavimo, lankstumo ir tempimo. O dabar, kai supratai, ko tavo keliui reikia stiprėti, noriu, kad papasakotum man dar šiek tiek apie šį skausmą, šią kelio problemą, kuri tave lydi. Gali man pasakyti, kaip prasidėjo šis skausmas? Ar tai buvo dėl kritimo, ar prasidėjo iš niekur, ar iš pradžių buvo silpnas ir stiprėjo, ar iš karto buvo stiprus? Gali man pasakyti, kas sustiprina šį skausmą, o kas jį palengvina? Pavyzdžiui, daugeliu žmonių skauda kelį, kai ilgai sėdi ir tada bando atsistoti. Kitiems žmonėms skauda kelį, kai ilgai vaikšto. Dar kitiems vaikščiojimas pagerina būklę. Taigi, parašykite komentaruose šiek tiek daugiau apie tai, koks yra šis skausmas, kokia yra jūsų kelio problema, kad galėčiau jums padėti. Galiu atsakyti į tavo klausimą, arba galbūt nufilmuoti vaizdo įrašą, kuriame atsakysiu į tavo klausimą ir tai padėsiu tau geriausiu būdu. Ir tu turi nepraleisti progos, nes dažnai būna taip, kad aš nufilmuoju vaizdo įrašą atsakydamas į žmogaus klausimą, kad jam padėčiau, o jis net nežino, kad aš atsakiau jo klausimą ir nufilmavau vaizdo įrašą.
Todėl, kad nepraleistum atsakymų į savo klausimą, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir pažymėk visas pranešimų parinktis. Nes tada YouTube tau praneš, kai bus naujas vaizdo įrašas ir kai aš atsakysiu į tavo klausimą, tu būsi apie tai informuotas. Pažiūrėk, atrodo kaip liokajus. Tu paskambini varpeliu, Jamie. Jamie. Taip, ponia. Taigi, pirmasis pratimas bus skirtas sustiprinti ir pagerinti šlaunies priekinės dalies, keturgalvio raumens, jėgą ir kontrolę. Aš nupiešiau šį gražų piešinėlį, kad maždaug suprastume, kaip veikia priekiniai kelio raumenys. Čia aš turiu 3 iš 4 raumenų, gerai? Čia yra raumuo vadinamas šoniniu plačiuoju raumeniu, kuris yra išorinėje pusėje. Vidinis, platusis raumuo, kuris yra vidinėje pusėje ir tiesusis šlaunies raumuo. O po jais yra tarpinis platusis raumuo. Taigi, yra 4 raumenys, kurie sueina į tą pačią vietą. Taigi, šis pratimas, kurį dabar tau parodysiu, stiprins šiuos raumenis, bet kartu lavins ir girnelės stabilumą. Ir pirmasis pratimas, kurį atliksime, yra pritūpimas. Žinau, kad daugelis galvoja, Aleksandrai, aš negaliu daryti pritūpimų. Gydytojas sakė, kad negaliu daryti pritūpimų. Jei pritūpiu, skauda. Aš negaliu pritūpti. Nusiraminkite, mes dirbsime, kaip sakiau vaizdo įrašo pradžioje, saugiai. Taigi, būkite atsargus. Pirmiausia, noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, iki kur galite atlikti pritūpimą be skausmo. Yra žmonių, kurie gali pritūpti tik iki čia. Čia, jei nueisite toliau, pradėsite jausti skausmą. Taigi, pritūpimą darysite tik iki čia, kur neskauda. Gerai? Yra žmonių, kurie lieka aukščiau, yra žmonių, kurie gali pritūpti dar žemiau. Taigi, jūs ieškosite judesio amplitudės. Tokios padėties, kurioje galėtumėte pritūpti be skausmo. Nesvarbu, ar ji didesnė ar mažesnė. Svarbiausia, kad jūs žadinate ir stiprinate šiuos raumenis. Gerai? Taigi, lėtai pritūpkite, leiskite žemyn tiek, kiek neskauda. Pasiekėte tašką, kur dar neskauda. Jei peržengsite, pradės skaudėti. Išlaikykite šią poziciją, pabūkite čia nuo 15 iki 30 sekundžių. Geriausia būtų išbūti 30 sekundžių. Atkreipkite dėmesį į kelis dalykus. Neleiskite keliui krypti į vidų. Stenkitės išlaikyti šią liniją. Jei pažvelgsiu čia, matau, kad mano kelias yra tiksliai virš mano pėdos. Jie yra vienoje linijoje. Akis, kelias ir pėda. Jei kelias pasisukęs į vidų arba į išorę, tai yra neteisinga. Per stipriai apkraunu savo kelį. Išlaikykite šią liniją ir pabandykite išbūti čia 30 sekundžių. Jei pradeda drebėti koja arba nebegalite išlaikyti kūno svorio, atrodo, kad raumenys silpsta, tai reiškia, kad pasiekėte savo ribą. Pasiekėte savo maksimumą. Tokiu atveju atsisėskite ir pailsėkite. Noriu, kad šį pratimą atliktumėte 3-5 kartus per dieną. Nebūtina daryti iš karto. Galite paskirstyti šį pratimą. Atlikite jį visos dienos metu. Prisiminkite, kad tai yra stiprinimas. Jūs pradėsite jausti šį pagerėjimą. Jausti kelio tvirtumą, tvirtumo pagerėjimą, skausmo sumažėjimą bėgant dienoms. Todėl turite daryti tai kiekvieną dieną. Rekomenduoju pradėti nuo minimumo. Išlaikykite pritūpimą 15 sekundžių. Arba, jei pradeda drebėti, jei negalite išlaikyti kūno svorio. Kitaip tariant, jei nepavyksta, padarykite tai 1-2 kartus ir stebėkite, kaip jūsų kūnas reaguos. Jei seniai nesportavote, gali būti, kad kitą dieną koja bus skaudi. Ir jei skauda visą šlaunį, tai ženklas, kad būtent šis skausmas stiprina raumenį, kad jūs panaudojate raumenį, kurio anksčiau nenaudojote. Antras pratimas skirtas pradėti tempti raumenis už kelio, pradedant nuo šlaunies raumenų, nuo užpakalinės šlaunies dalies, gerai? Tam jūs atsisėsite ant kėdės taip, kad pėdos remtųsi į grindis ir tiesiog leisite kūnui pasilenkti į priekį. Stenkitės daryti taip, kad nesulenkumėte stuburo. Aš nenoriu, kad darytumėte C formą su stuburu. Žinote, kai sėdite automobilyje ir reguliuojate sėdynę, judindami ją čia ir pakeliate arba nuleidžiate, kad pakeltumėte nugaros atlošą, tarsi jūsų nugara visą laiką būtų tiesi.
Tada pasilenksite į priekį, tarsi reguliuotumėte automobilio sėdynę. Laikykite nugarą tiesę, išlaikykite eleganciją ir lenkitės į priekį išlaikydami šią nugaros kreivę, gerai? Tarsi šiek tiek išrietumėte sėdmenis. Ateisi iki taško, kai pajusi, kad tempi čia sėdmenis ir užpakalinę šlaunies dalį. Būtent tokio tempimo mes ir norime. Jeigu darysime tą tradicinį tempimą, kai tempiame, uždedame rankšluostį ar juostą ant pėdos ir tempiame, daugelis žmonių turi stuburo problemų, turi sėdimojo nervo problemų ir tai tik pablogins situaciją. Šiuo tempimo būdu mes tempiame kelio raumenis, bet neapkrauname nei kelio, nei stuburo. Atsisėskite ant automobilio sėdynės. Galite net uždėti rankas ant kelių. Svarbiausia – išlaikyti taisyklingą stuburo padėtį. Tempkite iki maksimumo. Jaučiate, kad tempia? Puiku. Šią poziciją taip pat laikykite nuo 15 iki 30 sekundžių. Geriausia būtų išlaikyti tempimą apie 30 sekundžių, gerai išsitempiant. O trečiasis pratimas yra užpakalinių kelio raumenų tempimas. Visų jų. Tam atsistokite ir naudokite kėdę. Aš pats renkuosi kėdę, bet galite naudoti ir stalviršį, stalą ar lovą. Gerai? Aš renkuosi kėdę, nes pirmiausia, ką turite padaryti – atpalaiduoti kelius, šiek tiek juos sulenkti. Daugelis žmonių laiko kelius visiškai ištiesintus, įtemptus ir kartais net atsiranda tai, ką vadiname genų rekurvatum, kai keliai linksta atgal. Aš to nenoriu. Atpalaiduok kelius ir prisimink automobilio sėdynę. Tu palenki, leidėsi tiesę nugarą, išriečiant sėdmenis. Aš labiau mėgstu kėdę, dėl to tu leidėsi žemyn, pasieki tašką, kai gali šiek tiek pakeisti kėdės vietą ir vis tiek išlieki gerai atsirėmęs. Leiskis tiek, kiek gali, išlaikyti tiesę nugarą, išlaikyti stuburo liniją ir jausti tempimą už kelio, bet be skausmo. Gerai? Jei bandysi ištiesinti kelį čia, pamatysi, kad skaudės ir jausi kitokį skausmą, tarsi deginantį skausmą. Mums to nereikia. Su šiek tiek sulenktu keliu leiskis žemyn, tiesia nugarą tiek, kiek jauti tempimą be skausmo. Šioje padėtyje taip pat išbūk nuo 15 iki 30 sekundžių. Taigi, kad būtų paprasčiau, siūlau kiekvieną dieną daryti pratimų serijas, visada pradedant nuo priekinių kelio raumenų stiprinimo ir kontrolės su pritūpimais, o po to daryti tempimus. Pirmiausia, užpakalinių šlaunies raumenų, o tada visų tų raumenų, kurie eina už kelio. Beje, jau esu sukūręs vaizdo įrašą, kuriame rodau pratimus tiems, kurie jaučia skausmą už kelio. Palieku jį čia kortelėje. Jei šis vaizdo įrašas tau padėjo, jei sužinojai ką nors naujo, paspausk patinka. Tavo patiktukas padeda tau, padeda kitiems žmonėms ir padeda mūsų kanalui augti. Ir atkreip dėmesį, kad sakau, jog tai yra mūsų kanalas, nes noriu, kad naudotum šį vaizdo įrašą, šį patarimą. Ir visus patarimus iš šio kanalo, kad padėtum tiems, kam reikia. Padėk kažkam, kas yra šalia tavęs, tavo šeimoje, darbe, kas jaučia skausmą. Pakviesk ją užsiprenumeruoti šį kanalą, nusiųsk jai šį vaizdo įrašą ir taip mes galėsime padėti vis daugiau žmonių. O čia šalia yra vaizdo įrašas be kelio skausmo per minutę, kuriame parodau, kaip spręsti vieną iš pagrindinių kelio ir meniskų problemų priežasčių. Čia apačioje yra grojaraštis su visais vaizdo įrašais, kurie gali padėti tiems, kurie jaučia kelio skausmą. Tad žiūrėkite viską iš eilės, aš atsisveikinu, didelis apkabinimas ir iki kito karto.